Sveiki Lietuvos tūkstantmečio vaikų žiūrovai. Štai gražus pavasaris, paskutinė mūsų kelionė pas gudriuosius penktokus Magdę ir Dominyką. Štai dabar esu aš Vilniaus širdyje, Vilniaus Rotušės aikštėje. Ir visai nuo čia netoliese mokosi gudri penktokė Magdė. Tralialia. Skraido, skuba lyg bitutė. Kasgi čia galėtų būti? Čia iššoka, čia dainuoja, čia raketė mosikuoja. Jai istorija patinka, ji linksma ir išradinga. Klegančiam draugų būry pastebėti ją turi. Kasgi čia galėtų būti? Aišku, žinoma. Žinau. Magdutė. Nu va, aš esu Magdė Vosyliūtė, mokausi puikioje Vilniaus Antano vienuolio pagrindinėje mokykloje. Turiu 3 seses, 3 brolius ir 1 šunį. 3 seses, 3 brolius ir 1 šunį. Ir dar 2 mamas ir 2 tėčius. Labai įdomu. Na, kokia yra Magdė? Labai sumani, protinga, labai aktyvi mergaitė. O kaip mokinė? Labai gera, labai šauni, visus spėjanti, labai viską gerai atliekanti, puiki. Labai džiaugiuosi ir labai šią myliu. Taigi kalbina Magdės bendraklasius. Na, kokia yra Magdė? Kiek žinau, Magdė yra labai draugiška, labai protinga ir labai gabi mokinė, ypač istorijai. Neblogai žinai. Iš kitų išsiskiria savo talentais. Ir be to jinai su visais labai draugauja. Man patinka, kad Magdė yra mielas, nuoširdus žmogus ir ypač myli savo šeimą, draugus bei šuniuką. Magdė yra visada geras nuotaikas ir dažniausiai padeda per istorijos pamokas. Kodėl per istorijos? Nes jinai labai gerai moka istoriją. Turbūt, Magdė, tu sportuoji. Jo, sportuoju. Tenisas. Stalo. Ne, lauko. Dėl. 4 klasėje pasirinkau lauko tenisą, nes, reikėjo kažkokio sporto, nes tada šokau, dailę lankiau ir dar kažko reikėjo. Tai pasirinkau sportą, o iš to sporto man labiausiai atitiko tenisas. Dainavimą kur lankai? Balio dvariono muzikos mokyklą. Oras? Ne, ansamblis. Ką dainuojat? Renesansinės dainas, senovinės, bet ne lietuviškas. Renesanso muzika, kas čia yra? Tai yra Barboros Radvilaitės laikų muzika. Kaip po tose dainuodavo, mes su suknelėm gražiom tų laikų stovim, dainuojam. Palinkėjimai. Aš linkiu Magdai pasiekti savo tikslą. Ištvermės. Linkiu pergalę žaidime, užsispyrimo, Geros nuotaikos, visus nugalėti, drąsos ir svarbiausia plačios šypsenos. Juhu! En ikledok o, enigasif, atrak, amrif, use, esu, firma, kartą, visagine, o, kodėl ne? Esu Dominykas Viliūnas, mokausi Visagino Žiburio pagrindinėje mokykloje 5 A klasėje. Laisvalaikiu mėgstu spręsti kryžiažodžius, mėgstu skaityti knygas, žaisti krepšinį, futbolą ir, kaip ir visi vaikai, žaisti kompiuteriu. Kalbinam Dominyko pirmąją mokytą. Na, mokytą, papasakokit, koksgi tas Dominykas. Na, nuo pat 1 klasės mane žavėjo Dominyko gerumas, nuoširdumas, mandagumas ir pagalba kitiems. Su Dominiku teko dalyvauti daugelyje konkursų ir olimpiadų. Jis yra šalies ir tarptautinių konkursų bei olimpiadų dalyvis ir kai kurių nugalėtojas. Na ir aišku, kad aš labai linkiu, jog fortūna jam šiame konkurse šypsotųsi plačiai. Na ir kągi, sėkmės tau, Dominikai. Kalbinam Dominyko draugus, bendraklasius, taigi, Jori, žinau, kad turi ką pasakyti. Dominikas yra draugiškas, gabus, kūrybingas, sportiškas. Dominikas domisi lėktuvais, povandeniniu pasauliu, taip gamta, gyvūnais. Daug skaito, išsimokslinės žmogus. Galima jį būtų vadinti moksliuku? Ne, jisai neprieina moksliukam, nes jisai ir sportuoja, ir jisai geras draugas, suprantantis, išklausantis viską. Toks visapusiškas. Jo, visapusiškas. Mėgsti skaityti knygas? Taip, mėgstu, o ypač detektyvinės, nuotykinės. Taip pat kartais pavartau enciklopedijų, jeigu noriu ko nors pasisemti iš jų. Iš rašytojų, tai gal man labiausiai patiktų Vytautas Račickas,
Ypač jo kūrinys Zuika Padūkelis, mano mėgstamiausia knyga. Mokykla man labai patinka. Turiu čia daug draugų, mokytojai geri, puikiai viską išaiškina. Norėtum būti pats mokytoju? Norėčiau. Kokio dalyko? Matematikos. Kodėl matematikos? Nes man matematika sekasi. Patinka skaičiai. Taip. Dominikai, tavo auklėtoja nori tau kažką pasakyti, paklausyk. Dominikai, pagauk sėkmės paukštį ir panaudok visas savo žinias, nes tu gali.